Sveiki visi. Taip, dabar yra drabužių rubrika. Kainavo $6.29, tipo buvo akcija. Liepos 7 išsiųsta, Liepos 21 gauta. Tai yra labai greitai kaip Kinijai. Dabar galite pasižiūrėti, tie patys marškinėliai trumpomis rankovėmis kainuoja $8.99. Nes akcija jau pasibaigė. O, kokie gražus. Dydis neatsimenu, 3XL. Jo, dydis yra 3XL. Nors mano dydis yra L iš tikrųjų. Grand. Nors mano dydis yra L. Kur atidaryti? Va čia atidaryti. Įdėmiai, žodžiu, kai išsakinėjom drabužius, įdėmiai skaitom aprašymus. Nors ten yra ir skundų tokių, kad atseit ten nesutampa netgi dydžiai lentelėse, į kurias rašo ten kiniečiai tuos visus centimetrus, žodžiu, netgi ten nesutampa su realiai atsiųstais. Čia kažkokios skirtingos medžiagos, žiūrėkit, atrodo kaip megsta, nors iš tikrųjų čia nemegsta. Čia viena medžiaga susiūta su kita, čia vėl kita. To aš išpakuosiu. Kaip įdomiai. Čia žodžiu, kaip būna paprasta maikutė, tai, paprastas tiesiog. Paprasta medžiaga. Čia vėl kažkokia kitokia. Nesmirdi. Taip, žodžiu, čia parašyta turbūt kaip skalbti, ar ką čia daryti, ne? Ai, ne, va čia kaip skalbti 300 laipsnių temperatūrai. Žodžiu, biškį lygint galima. Daugiau nieko nesuprantu. Štai kokia įdomi firmos etiketė Hengtu. Ir va, kaip minėjau, 3XL. Taip, dabar aš nežinau, einu pasimatuosiu. Nežinau, kaip čia su kamerom parodyti. Aš tai taip atrodo. Va taip. Taip. Jūs galėsite pasižiūrėti nuorodai. O tu tarą pasimatuosiu, pažiūrėsim. Taip, ir kągi, galiu pasakyti, kad viskas atitiko aprašymus. Tai yra, tie marškinėliai aprašymus atitiko ir viskas man tiko. Tik dar, stipriai jie bent jau ačiū Dievui nesmirda, bet toks irgi techninis kažkoks kvapas. Tai va, nežinau, reikia pirmą skalbti, po to turbūt nešiot. Tai iki visiems.